Sveikinamės su Kupiškėnų studijos laidų savaitė žiūrovais. Organizacija Prisimenant Litvakus INC, atstovaujama Filo Šapiro iš Jungtinių Amerikos valstijų, kartu su Rokiškio krašto muziejumi įsteigė Lietuvos eilinio kario savanorio Ruvino Būno vardo premiją. Šiais metais prestižinis apdovanojimas buvo skirtas Kupiškio muziejaus muziejininkei istorikei Aušrai Jonušytei už Lietuvos žydų tautinės mažumos istorijos ir kultūros paveldo tyrimus, jų sklaidą visuomenėje bei už veiklą skatinančią daugiakultūrinės įvairovės suvokimą, pilietiškumą ir toleranciją. Palėvenės Švento Domininko bažnyčioje ir Dominikonų vienuolyno ansamblyje nuskambėjo pirmasis tarptautinis Palėvenės menų festivalis. Rugpjūčio 3 dieną istorinėje Palėvenės Švento Domininko bažnyčioje ir Dominikonų vienuolyno ansamblyje įvyko išskirtinis kultūrinis renginys. Tarptautinis Palėvenės menų festivalis, subūręs muzikos, šokio, teatro ir istorinio paveldo gerbėjus iš visos Lietuvos. Šventė prasidėjo vidurdienį šventomis mišiomis. Pamokslą sakė kunigas Lietuvos karinių oro pajėgų kapelionas Virginijus Veilentas. Pasibaigus mišioms oficialiai atidarytas festivalis, kurį vedė Kupiškio kultūros centro režisierius Gedmantas Juozėnas. Šventomis mišiomis šiandien prasidėjo ir pirmasis tarptautinis Palėvenės menų festivalis, organizuojamas Kupiškio rajono turizmo ir verslo informacijos centro. Minėtų festivalių siekiama aktualizuoti ir įveiklinti Palėvenės Dominikonų vienuolyną, pritraukti daugiau lankytojų bei įvairių menų ir edukacijų pagalba išryškinti vietos ypatumus ir bendruomenės savitumą. Šie metai yra paskelbti baroko literatūros metais. Tačiau baroko epocha neapsiriboja vien literatūra. Tai yra ištisa kultūros epocha ir meno kryptis. Turbūt visi žinote, kad Palėvenės vienuolynas ir Švento Domininko bažnyčia yra būtent vėlyvojo baroko laikotarpio kultūros palikimas. Tai vienintelis Aukštaitijoje vėlyvojo baroko pavyzdys ir svarbus kultūros židinys šiaurės rytų Lietuvoje nuo pat vienuolyno įkūrimo. Nuo seno Palėvenė dėl čia veikusio vienuolyno veiklos yra labai katalikiškas kraštas. Tad ta proga pirmasis festivalio koncertas mus supažindins su ankstyvuosius viduramžius menančių liturginių giedojimų, grigališkuoju choralu. Koncertinę programą Psalite Domino atliko grigališkojo choralo ansamblis Skola Cantorum Vilensis, vadovaujamas Jono Vilimo. Io
Festivalio dalyvius pasveikino Kupiškio rajono savivaldybės meras profesorius Algirdas Raslanas. Pasidžiaugęs kunigo Rimanto Gudelio šiemet įgyvendinamais projektais, tuo, kad Kupiškyje neseniai nuvilnijo jubiliejinis Švenčiausios mergelės Marijos gyvojo rožinio kongresas ir kad Kupiškio rajonas yra tam tikras dvasinis centras. Vėliau bažnyčios šventorijoje žiūrovai mėgavosi vėlyvojo baroko miestelėnų šokių programa, kurią pristatė senojo šokio trupė Festa Cortese, vadovė Neringa Savodnikienė. Mes, senojo šokio trupė Festa Cortese, kurie atvažiavome iš Vilniaus, norime jums parodyti, kaip 18 amžiuje, nesakysiu vienuoliai, nes vienuoliai nešoko, bet kaip 18 amžiuje galėjo šokti miestelėnai ir tie, kas gyveno šalia vienuolyno, didesnėme mieste, ar ten, kur tiesiog buvo turgaus aikštė. Ten, kur vyko prekyba, ten, kur vyko bent jau kažkas, ar ne? Tai šiandien mes jums parodysime miestelėnų šokius. Pagal rūbus matote, kad mes nesame visai tokie neturtingi, esame jau pasiturintys miestiečiai, tokie bus ir mūsų šokiai.
Dominikonų vienuolyno kieme visą dieną veikia amatų mugė, kvietusi lankytojus susipažinti su tradiciniais amatais ir įsigyti rankų darbo dirbinių. Paragauti naminio alaus kvietė aludaris Jonas Goštautas, savo medžio dirbinius pristatė tautodailininkas iš Pasvalio Povilas Tamulionis, Viduramžiai LT organizavo viduramžių amatų dirbtuves, kuriuose renginio dalyviai galėjo patys išmėginti įvairias veiklas. Ūkininkas iš Taujėnų Vladas Žižys su žmona Irmina kepė ėriuką ant iešmo ir vaišino karališką žuvienę su Taujėnų baravykais. Čia taip pat parodytas spektaklis Valdovas pagal to paties pavadinimo Vinco Mykolaičio Putino pjesę. Režisierius Jonas Buziliauskas. Kaskart labiau liepsnoja. Taip labiau. Kaip tu manai, pilis ar vien sodybos? Turbūt pilis, sodybų jie nedegins. Nejaugi jie net pilį būtų paėmę. Valdove, šita gentė daug stipresnė, negu mes manėm. Bet patekti pilį, tai yra per daug drąsu. Jie kelia maištą ir pasiryžę į mirtinę kovą. Aš nesitikėjau, kad jie gali taip pasielgti. Dėl to ir drįsta jogai netikėjai. Atrodo, juos valdžiau kietai. Bet šita gentis turi narsų kraują. Suaugo, sustiprėjo štai ir kyla. Be to, valdovė, jau ir tavo amžius neleidžia tau kartu valdyti kraštą. Sakai, ir mano amžius. O kas mane senatvėje pavaduos? Štai kur bėda, kad nėra sūnaus. Turi juk skaičią dukterį dėl jos. Narsiausias karžygys tau taps sūnum. Paveski jam kovoti ir laimėti, o pats ramiai ilsėkis po darbų. Pavest? Kuriam? Jie visi kaip samdiniai vien dėl turto į mano globą atspiečias. Kol aš galingas, jie ištikimi. Tik nutiks man bėda, tai jie mane paliks visi lygi vieno. O ne, sūnaus man niekas neatstos. Tie tavo žodžiai skaudus man, valdove, ir neteisingi. Jau ne vieną kartą esu įrodęs tau ištikimybę, nesaugodams nei kraujo, nei gyvybės. Kokios baisybės? Ar tai gaisras? Tai tik gaisras, dukra. Eik atgal ir gulkis. Aplinkui mano guoli tiek vaiduoklių, kad aš bijausi grįžti, tėve. Tu dar jauna. Jauna bijai šešėlių. Tas, kurį visą gyvenimą sauskinė kelia kardu, nebijo nei šmėklų, nei žmonių. Klausykit, dukra. Aš visą gyvenimą nebijau šmėklų, bet šį vakarą nežinau. Ar tu žinai, kad turėjai brolį? Žinau, bet aš jo niekad nesu mačius. Ar tu žinai, koks jo likimas? Jis vieną naktį dingo iš pilies. Bet jis dingo ne vienas. Jis ne vienas? Jie dingo du. Abu valdovų sūnus. Vienas mano sūnus, tavo brolis, kitas kito valdovo. Kokio valdovo? To, kurį aš nužudžiau. Kuris tau šiąnakt sapne pasirodė. Tai mano brolis gal dar gyvas, tėve? Aš buvau be praradęs viltį, dukra. Bet šį vakarą, kai pamačiau karo liepsnas, aš taip jo pasiilgau, kad noriu tikėti, kad jis dar gyvas. Tu taip mylėjai savo sūnų, tėve? Jis paskutinis mūsų gentiai, dukra. Jis reikia tau surasti. Aš daug, dukra, mąsčiau. Ir daug galvojau. Ir viena mintis man vis graužė širdį. O kas į priešą jį užaugino, man priešų padarė. O dievai, tai būtų per daug žiauru. Tu vis mane sekioji kaip šešėlis. Per nuoseniai aš tau tapau šešėliu, kuris matyt užstoja tavo saulę. Dabar kiti man rūpesčiai galvoja ir tavo pavydas mažai man rūpi. Geriau, sakyk, kad aš pati mažai tau rūpiu. Tiesa ir tai. Kai dega karo ugnis, širdinė meilė, o narsa ir piktis. Ir apgaulė, ir prižadų minimas. Paliauki, Gerda. Ar kalbėk aiškiau? Karys nemėgsta tuščio žodžių ginčio. Manęs tu vengi, nuo manęs slapstaisi. Žinau, tu lauki čia valdovo Krušno svarbiem aptarti žygiam, tačiau prieš tai turiu tave įspėti. Mane įspėti? Valdovas rods pasitikė manim? Net ir per daug. Sakyki pagaliau, kas kelia tavo tuščią pyktį? Tu, Krušno šviesia plaukiai dukružėliai, matyt atrastai žodžių švelnesnių. Tai štai kur priežastis to viso.
Na, meilioji, šį kartą tavo budrios akys, kaip matau, tave apgavo. Palik tai spręsti man. Tačiau atmink, kad aš kalbu ne tau išmetinėti, nesiūlytis ir nieko nors prašyti. Gerda meilės niekad nemaldavo ir Gerda nesiskaus netekus meilės, tačiau apgaulės Gerda neapkes. Kalbi kaip dera tai, kur myli karį. Tai man patinka. Noriu tau primint, kad mūdu svetimos genties tarpe žadėjom bendro tikslo siekt, valdyti ir viešpatauti. Ir siekiame. Ir aš žinau, kaip daug tu man padėjai ir kaip esi man reikalinga. Tačiau atminki, koks painus mūsų darbas ir kaip gudriai mes kartais turime elgtis. O tavo dėmesys valdovo dukrai. Arčiausias kelias į laimėjimą. Čia tu pradėjai pavojingo žaismą. Tas pražūtingas maištas ir gandai, būk jį kelia 2 valdovų sūnus, duos daugel progų šio pavojaus vengti. Gerai, tačiau atmink, kad Gerda budi. Tu buvai man pats artimiausias. Dabar būsi pirmas po manęs. Visi klausys tavęs, o tu manęs. Štai imki vado kardą ir sėkmingai malšinki mus priešus ir nedraugus. Valdove, tokios didžios garbės nesu nupelnęs. Bet kad tu taip nori, aš tuo imuosi pavesto man darbą. Aš laimėsiu kovą! Tačiau, kad antro maišto nebekiltų, valdove, reikia, kad neliktų tų, kurie galėtų vėl sukiršinti Gerdą. Valdove, mes tik jų vadų gyvybę visai šią kovą galime laimėti. Bet juk vienas mano sūnus. Jis kelia kardą, jis tavęs nevertas. Bet jie nežino, kurio aš tėvas. Jei būt geri, tada ne viens nekeltų. Palauk. Ir kitas būdas. Tu pats girdėjai, kaip šiąnakt danguolė svajojo, kaip į brolio pasilgus. Kaip jį mylės pažinus, parveski juodų gyvus. Gal jo širdį atgims kūdikystės dienos. Gal atgaivins karšta seselės meilė. Parvesi juodų gyvus, štai tau valdovo žodis. Aš dukrą atiduosiu ir pusę turtų, pusę žemių. Kitą pusę sūnui. Aš noriu pasakyti tau gerą žinią. Man? Gerą žinią? Kas tai per naujiena? Turiu žinių, kad tavo brolis gyvas. Brolelis gyvas, kokia laimė, kur jis? Jis kelia maištą. Netiesa. Deja, ir aš turėsiu eiti prieš jį kovoti ir jis gal žūt nuo mano kalavijo. Baisenybės, kaip tu tai išdrįstum? Jis mūsų priešas. Ne, jis mano brolis, einu valdovai viską pasakyti. Sustok, danguolė. Viskas mano rankoje. Štai vado kardas. Aš į mūšį vesiu. Tačiau gyvybė brolio. Tavo valioj? Sakyki greitai, ką turiu daryti? Ar nori, kad aš tau grąžinčiau brolį? Ar nori? Aš gyvybės nepagailėčiau. O, ne. Tokios aukos nereikalauju. Danguolė, tu esi duktė valdovo. Ir šitai vado kardas mano rankoje. Aš įgijau valdovo palankumo, o jo duktės. Sakyk, o jo duktės. Na, žinoma, nereikia nei tą klausti. Danguolė, aš myliu tave, danguolė. Palaukit, duok man pasakyti viską. Bet ne, aš negaliu surasti žodžių, kuriais širdis nevaržomai prabiltų. Danguolė, prižadėk, kad būsi mano ir aš tau brolį gyvą sugrąžinsiu. Žadėt, kad būsi tavo? O kaipgi Gerda? Narsioji tavo Gerda. O kas man Gerda? Nei jie manęs myli, nei aš josios. Manęs tu Gerdai niekad neminėk, jeigu nenori jos užgauti širdies. Žadėt, kad būsi tavo? Ne. Oi, ne, aš nemyliu tavęs. Gerai, tai likėgi sveika kilnioji. Tik veltui lauksi brolio ir meilužio. Aš tau prisiekiu šiuo kalavijo, kad jie žus abu nuožmia mirtim. Na ką, brolau, rytoj mum metas skirtis. Tikiuosi neilgam. Paėmę pilį, mes susitiksim kaip laimėtojai. Ak, ta pilis, aš nežinau kodėl. Ji taip keistai mane štai nujaudina. Seniau juk nieko, o dabar kaskart dažniau į man galvo vaidenės. Ji mane traukia ir kažkoks šiurpumas perina per visą ją priminus. Mane taip pat. Ir mane įvilioja,
kaip mano kūdikystės pirmas sapnas. O, kaip aš norėčiau sugrįžti ir vėl į tas galingas akmeninės sienas, kur mus toks keistas suvedė likimas. O, čia jūs visi. Gerai, gerai. Gerai jaunam būrelį pabūt ir jaunas dienas prisimint. Kasdieną ir kas naktį vis tas pats ir tas pats. Širdies skausmas ir neramios mintis. Jaučiuosi vienišas, apleistas, svetimas. Mano tėve, štai rodos taip tave myliu. Gerai esi tu mano dukrelė, senatvėje esi paguoda, bet gaila, kad sūnaus negali pavaduoti. O jūs ką? Jau apsipratot? Matot, nesu aš toks baisus, kaip žmonės kalba. Nėra čia nei rusių ir nei grandinių. Mums tavo šitą nelaisvę blogiau už kalinio grandinės. Tai ką, nebenorėtum grįžti į pelkės ir vest vėl sukilėlių minės į kvailą maištą? Aš savo ketinimų neatsižadu. Aš prisiekiau savo genčiai, kad vesiu ją į laisvės kovą. Ir aš savo pažadą tesėsiu. Tad gali mest mane į savo giliausią požemį, jei nori. O tu taip pat nenori būti mano sūnus. Nenoriu. O gal esi? Nebūsiu. Koks kvailas aklumas. Aš nė vieno jūsų nenužudau, nes nežinau, kuris esat mano sūnus. O jūs išėjote prieš tėvą su kardu rankoje. Aš tavo tėvas. Manau, kad ne. Aš tavo tėvas. Niekada nebūsi. Valia tau laukti, valdove, bet žiūrėk, kad vietoj gerą piktą nesulauktai. O aš ilgiau jau laukti negaliu. Ko tu ilgiau laukti negali? Valdove, aš tau daviau sukilėlių vadus. Už tai tu man sakei duosias dukrą ir pusę žemę. Žemė aš palauksiu. Duok man danguolę. Pirmą pabaig karą, tada gausi danguolę. Valdove, ilgiau aš laukti negaliu. Jei ne dabar, tai niekad. Vėliau galbūt ne vieno karžygio jie nebebus verta. Kaip tu taip gali kalbėti apie mano dukrą? Gaila, kad duktė pati nesaugoja skaisčios mergelės vardo. Tu nepamiršk, kas čia valdovas ir dukro žeminti aš niekam neleisiu. Jei kartą man danguolę pažadėjai, tai aš ir pats turiu žiūrėti, kad jos man niekas nevilioja. Kasgi yra? Valdove, jeigu nori, kad duktė garbingo savo vardo nepamestų, neleisk jai du vienu glebesčiuoti su pirmu niekšu. Kada su kuo? Aš pats mačiau. Melas! Su Kyčiu! Melas! Ginsiuosi karžygio garbe! O tu būk prakeiktas! Valdove, man pačiam dar verda kraujas, norėjau jį kaip šunytę nudėti. Bet ir jis dar tavo rankoje. Daryk, ką nori, tai ne mano darbas. Pakvieskit man danguolę! Ar tu liepi mane pašaukti, tėve? Taip liepiau. Nuo šiol būsi šio karžygio žmona. Jo taip klausysi kaip ir manęs. Rytoj iškelsim sutuoktuvių puotą. Valdove, aš nemyliu jo, nenoriu. Tylėk daugiau nei žodžio. Valdove, palūkėk, nejau tu nori netek ne tik sūnaus, bet ir dukters. Žmogus, kuriam tu per prievartą ją nori atiduoti, nėra jos vertas. Kaip tu gali iš dalyką kištis? O taip galiu. Seniai šios progos laukiau, sekiau tave, ištyriau tavo norus. Kas čia per ginčas? Kol aš esu ginčą kelti, niekam neleisiu. Valdove, Mauras yra mano genties vyras ir mūsų kraują sujungti ryšiais. Netiesa kalba, esame laisvi. O taip, laisvi, tik mūsų laisvė sujungia mus stipriau negu žudai. Gerdasi, tu narsi, už tai tave myliu, bet vis tiek rytoj iškelsim sutuoktuvių puotą. Ne, to nebus. Kaip pasakiau, taip ir bus. O Gerda, gelbėk. Tave man gelbėt, gal jau per vėlu. Šalin,
Nedrįski man trukdyti, Gerda, į tikslą liko tik tai vienas žingsnis. O taip, ir man tik liko vienas žingsnis, o mano tikslas yra kerštas! Na ką, puiku. Radai savo užtarėją, a? Palik mane nors kartą. Esi verta, kad būčiau tau žiaurus. Žinau, kas tavo brolis, žinau, ką tu myli. Aš jūs visus ištyriau, pažinau ir taip kiekvieną kreipsi, kaip norėsi. Vaje, ar aš kalta, kad taip čia viskas pinas? Palik mane, pasigailėk manęs. Esi verta, kad būčiau tau žiaurus. Bet tau žiaurus aš būti negaliu. Tai dėl tavęs tapau beprotis niekšas. Bet argi kaltas aš, kad mano protą aptemdė tavo šviesios melsvos akys ir tavo garbano auksinis šilkas. Mylėk mane, pamirški mano klastą ir būki mano. Aš nebegaliu gyventi be tavęs, mieloji. Mieloji, tu mano. Aš bijau tave! Pas tavo sesę glamonėje! Palim rankas, tu prakeiktas! Karda! Mano karda! Kur tas niekšas daugiau nedrįs tavęs kviesti? Kas čia per triukšmas? Tu būdelis esi ne vien tik svetimim, tu niekšui tam parduoti savo dukrą. Šalino jos rankas! Aš ginsiu ją vis tiek. Šalino jos! Šalin! Tai žūki niekšė! Žūki! Tėve. Tai jis mano sūnus. Tik dabar aš jį pažinau. Jo akis, jo veidą. Jis šaukė mane. Jis šaukė savo tėvą. Aš nužudžiau savo sūnų. Aš nužudžiau savo sūnų. Vėliau tą pačią dieną žiūrovai net kelis kartus galėjo grožėtis senojo šokio trupės Festa Cortese šokiais.
Didžiojoje scenoje pristatyta premjera Johano Sebastiano Bacho kavos kantata, kurią atliko baritonas Jonas Sakalauskas, sopranas Emilija Finagėjevaitė, smuikininkas Emano Mani, violončelininkas Vytenis Pocius ir maestro Vytautas Lukočius. Johanas Sebastianas Bachas, ką tikrai mylėjo, tai kavą. Gyvendamas Leipcige, jis kiekvieną dieną eidavo į savo mylimą Zimmerman kavinę, kur išgerdavo bent 3 puodelius kavos. Tai šiandien mes pabandysime jį pralenkti ir išgersime 4 puodelius kavos. Tačiau viskas prasidėjo tikrai ne Bacho laikais. Viskas prasidėjo dar 9 amžiuje Etiopijoje. Pirmoji kava, kurią šiandien degustuosime, kurią jau turite galbūt savo rankose, ir yra iš Etiopijos. O skonis jos turėtų priminti tikrai labiau ne šiuolaikinę kavą, o kavos uogų arbatą. Taigi skanaus ir džiaukimės kantata. Klausykit ir be kalbų, žiūrėkit, tai labai svarbu. Štai tėvas ir dukra, viens kitą myli jie tikrai, ir regis viskas taip gerai. Bet štai kaip iš tiesų yra. Vien tik vargą žmogui neša tie vaikai. Vien tik bėdą, vien tik vargą žmogui neša tie vaikai. Žmogui neša tie vaikai, žmogui neša tie vaikai. Vien tik bėdą, vien tik vargą žmogui neša tie vaikai. Bet geriau į sieną, nei kalbėti kiaurą dieną, kai neklauso ištisai. Žirnius bet geriau į sieną, nei kalbėti kiaurą dieną, kai neklauso ištisai, kai neklauso ištisai. Per geriau į sieną, nei kalbėti kiaurą dieną, kai neklauso ištisai. Žirnius per geriau į sieną, kai neklauso kiaurą dieną. Žirnius per geriau į sieną, kai neklauso ištisai. Tu kalbi jiems kiaurą dieną, jie neklauso ištisai. Dabar kelsimės iš Etiopijos į šiek tiek tokią tamsesnę, žiauresnę kavos istorijos vietą. Ir tai yra Arabijos pusiasalis. Pati tamsiausia kava būtent buvo verdama būtent ten. Iš tikrųjų, jeigu jūsų paklausčiau, kas yra moka, tikriausiai viena jūsų dalis atsakytų, kad tai yra itališkas kavinukas. Tačiau kiti galbūt sakytumėt, kad tai yra kava su šokoladu. Vis dėlto, tikri istorikai žino, kad Moka buvo tas uostas, į kur atplaukė pirmoji kava iš Etiopijos. Ir vėliau jin paplito po visą Arabijos pusiasalį. Taigi dabar jūsų rankose kava
pavadinimu Mamma Mia. Iš tikrųjų, labai intensyvi, labai stipri, labai tiršta. Būtent tokia ir buvo geriama išmintingųjų mokyklose. Taigi, skanaus išminčiai. Ką dabar bjauri mergioda, pražudys tave kava ir kaip tu dar gyva. Tėveli, tu manęs nebark, jei nors dienelę kavos išgerčiau 2 kart ar 3 kart, išdžiūlus nuo sunkių minčių, aš sutrupėčiau kaip grumstelis. Laikas keltis į ne kur kitur, o į Italiją. Taigi, kava pasiekia Venecijos uostus. Ir iš tikrųjų labai lengvai išplinta po visą Italiją. Kviečiu pasivaišinti kava iš Brazilijos. Mano nuomonė, tai yra pati draugiškiausia kava. Kava itin saldi ir iš tikrųjų kvepia viskuo, kuo kvepia tikras itališkas stalas. Tai kornetai su šokoladu, riešutiniu kremu ir visais skaniais kepiniais. Paskanaukit. Šiandien viską gauna, kas tik joms į galvą šauna. Dukros, šiandien viską gauna, jos viską gauna, kas tik joms į galvą šauna, laimingos jos, laimingos. Dukros šiandien viską gauna, laimingos jos, laimingos jos, laimingos jos, laimingos jos. Per daug myliu, aš dukra, per daug myliu, o nedrausti negaliu, o nedrausti negaliu, nedrausti negaliu, nedrausti negaliu. Na, o dabar paskutinioji kavos stotelė. Tai iš tikrųjų, jeigu pažiūrėtume į dabartinį Europos veidą, tikrai kavos sostinę, manau, pavadintume jau nebe Italiją, galbūt Vieną,
vietiniai kavininkai sugalvojo, kad, reikia kažkaip tą gėrimą paversti labiau europietišku. Tai ką jie padarė? Jie pasižiūrėjo vietinės kepiklas ir suprato, kad, kas tikrai vienos gyventojams labai patinka, tai yra saldus kepiniai. Tai pasiėmė jie tą juodos kavos puodelį, į jį pylė šiek tiek pieno, įdėjo šiek tiek cukraus, viską gerai išmaišė ir suprato, kad gėrimas jau visai nebe juodas ir nebe turkiškas, o europietiškas. Beje, ir spalva to gėrimo labiau primena europiečio vienuolio kapučino tokį apsiaustą ir sako, čia visai ne turkiška kava, čia europietiška kapučino kava. Visi europiečiai privalo tokią gerti. Ir iš tikrųjų, žmonėms tai buvo nuostabaus skonio puodelis. Ir taip Vienoje prigijo pirmosios kavinės, kurios vėliau išplito į visą centrinę Europą ir vėliau atėjo į Lietuvą. O dabar skanaus ir pamatykime kantatos pabaigą. Viską padaryt, tik
Šlendrijanui vėl sunki diena, juk šis jaunikis savo Elzei suras privalo ir gana. O, graudžiai verkia jo dukra, nes to jaunikio vis nėra, kai tėvas ima Elzę girti, kokia ji nuostabi dukra. Tai paskutinė jo karta, kad moka jį kavą išvirti.
Vienuolyno svirne skambėjo literatūrinis muzikinis pastišas poezijos ir muzikos karūna Lietuvos barokui. Atlikėjai aktorė Virginija Kochanskytė, baritonas Andrius Apšega ir pianistė Beata Vingraitė Andriuškevičienė. Silvestras Gimžauskas, 19 amžius, Antano Baranausko vyskupo genialiaus poeto amžininkas. Ir tuoj pat Silvestrą Gimžauską seks genijus vyskupas Antanas Baranauskas. Tinai, labai toli matau aš į savo brolį. Ty Lietuva mano brolį, myliu aš į tų padungį. Nėra tik kalnų tokio vardo, ką debesius nosim ardo. Ir Voltero, Žan-Žak Ruso nepagimdė šalis mūsų. Nebuvo ty vulkonų, smarkios plebos kitų šonų, kurie velia dūmos ugnį ir trauk viskų į bedugnį. Nors aukštutį vadin raštas, vidutinis tyr kraštas, nei ty žema, nei pakelta, visų mastų ir įvelta. Vilna, linas, rėdo šalį. Ir parduoti dar jie gali. Auksamergės garsus linas, greit vertelgos jo kabinas. Tinai miškai dar prakilni, paukščių uogų grybų pilni. Petrapėlis įvežiauna, o Berlynas lašiniauna. Kiti giria su narsybė ir mes turim tam galybę. Tik atminkim tėvus savo, kaip tai priešus jie šukavo. Ir kalba savo tišką, iš senybės lietuvišką. Už tą kalbą nėra gražesnės, apskritesnės ir pilnesnės. Kiti giria filozofais ir Gomerais ir Ezopais. Ir mes turim Donelaitį. Ak, nu tik tai mažai esam skaitę. Lietuvos krašto, ne taip iš krašto, jiedu senųjų žodelius. Kalnai ant kalnų, o ant tų kalnų, kalnai ir maži kalneliai, tenai Lietuva per amžius buvo, kaip sako mūsų stanoriai, kaip sako mūsų stanoriai. Ten miškai snaudė, ten meškas gaudė, kasdien lietuviai išsado. Ūžiai braškėjo, medžiai nuopėjo, ten, kur lietuviai gyveno. Ant piliakalnių, ant smėliakalnių, ąžuolai šventi kerojo, ir tie dievai
Bojeris Laurencijus rašo, Vilnius triumfuoja. Jeigu į Vilnių dabar tu atvyktum, sujudus ir rastum, laksto šventikai visur teisėjai, jau teisti paliovę. Tuščia prikalių namuose visi ruošiasi džiaugsmingam triumfui. Ir čia jau gandas pasklido, kad nugalėjo lietuviai. Ir Dievui reikia dėkoti. Pergalė ši pasiekta, nes jis būriams vadovavo, tad šioji diena pagerbta bus triumfo eitynėm. Etmonas grįžta vėlai, netikėtai miestan įžengė. Vilnius nuliūsta labai, apviltas ir skundžias, kad vadui ši nepriimtina tyla pernelyg kuklu esą vengti šios užtarnautos šlovės ir minios plojimo audringų. Štai ką padaryti, po to nusprendžia. Visas savo mūzas sukviečia, kad nugalėtų iš jam sudėtų pergalės giesmę. Mylimas Dievo labai, galingiausias Karoli vade, kaip turi šlovint tave mūsų teatrai visi. Štai, nugalėtojas Karolis, Vilniau, ruošk jam triumfą, liaudis lai šlovina jį, šaukė pilietis valio šiandien, gerokai lengviau, nuvijęs baimę gyvuokį. Ir te sustiprins tave gėris, lauktosios taikos. Štai nugalėtojas Karolis, jam dainuokite mūzos, buvo juk Karolis. Šis jūsų kadais mokinys, o nunai jis, budrus globotojas mūsų ir gynėjas. Jo praskaidrėja kakta, žengiant pro jūsų vartus mūzos. Mūzas išblaško karai, ramybę joms neša Karolis. Argi vadui tokiam mūzos užmirš padėkoti? Motiejus Kazimieras Sarbievijus gimė 1595, dabar 430, Lenkijoje didžiąją gyvenimo dalį pragyveno Lietuvoje. Lietuvos jėzuitų auklėtinis, abiejų tautų respublikos valdovo Vladislovo IV Vazos dvaro pamokslininkas, laikomas vienu iškiliausių Lietuvos baroko epochos poetų, rašęs lotynų kalba, populiarus 17 amžiui visoje Europoje. Vilniaus akademijos mokslų daktaras ir profesorius. Įsiklausęs į savo proto ir širdies balsą, bei žudomų nekaltų žmonių riksmus, Sarbievijus tampa taikos skelbėjų. Prieina išvadų, kad plunksna ir popieriaus skiautė geriau gali nubrėžti valstybių sienas negu kalavijas ir kraujas.
ir kad geriau prasta sutartis nei geras karas. Jis yra popiežiaus Urbono 8 premijos laureatas. Sarbievijus paties popiežiaus buvo vainikuotas laurų vainiku ir apdovanotas aukso žiedu. Sarbievijus. Odė kūrybos vienatvei. Tu klausinėjai, kodėl aš slėpiuosi savo menkutėj pastogiai, tuo tarpu, kai apsukui lenktyniaudami kviečia užeiti, atvėrė duris. Man daug geriau savyje užsisklendus, pertekus visko, vienam pamatyti būvio teatrą, svajonėmis perbėgti savo gyvenimo scenas. Rūpi tik viena, ar aš sugebėsiu šiam teatre deramai suvaidinti ir kaip sukurtąjį vaidmenį vertins likimas, ar jis jam patiks. Viską lemtis įkainoja. Ji gali veiklą priimti ir apkaltinti. Ir jeigu mano vaidmuo bus įvertintas, jausiuos laimingas, nors nieks nematys.
Festivalį užbaigė Antonijo Vivaldi instrumentinių koncertų ciklas 4 metų laikai, kurį atliko Suomijos ir Estijos smuikininkas Emano Meni ir Vytauto didžiojo universiteto kamerinis orkestras, dirigentas Vytautas Lukočius.
Sveikinimo žodį tarė Kupiškio rajono turizmo ir verslo informacijos centro direktorė Lidija Vasiliauskienė. Palėvenė – tai ne tik nuostabi vieta Lietuvoje, bet ir unikali kūrybinė erdvė, kurioje menas tampa tiltu tarp laikų, tautų ir žmonių. Šiandien, kai pasauliui ypač reikia ryšio, supratimo ir atvirumo, mes čia susirinkome būtent tam – dalintis grožiu, jausmais, idėjomis ir muzika. Viliuosi, kad šis festivalis taps tradicija, suburiančia talentingus kūrėjus iš Lietuvos ir iš užsienio. Jūsų buvimas čia įrodymas, kad menas neturi sienų, o bendros vertybės kalba visomis kalbomis. Tikiuosi, ši diena buvo kupina įkvėpimo, netikėtų atradimų, prasmingų pokalbių ir kūrybinės laisvės. Linkiu kiekvienam iš jūsų pasinerti į meną atvirą širdimi, pajusti tą ypatingą Palėvenės dvasią, kuri jungia mus visus. Žiūrovai dar kartą įsitikino, kad net ir mažas miestelis gali tapti reikšmingu kultūros židiniu, kviečiančiu prisiliesti prie Europos baroko paveldo ir šiuolaikinių interpretacijų.
Rugpjūčio 13 dieną Palangoje vyko Lietuvos seniūnijų sporto žaidynių finalinis etapas, kuriame dalyvavo 42 Lietuvos seniūnijų geriausi sportininkai. Kupiškio rajono savivaldybėje žaidynės vyko rungtis šaškių, šachmatų, vyrų ir moterų krepšinio, smiginio, vyrų ir moterų tinklinio, seniūnų trikovės varžybose. Žaidynės savo pasirodymą atidarė kupiškėnas Marius Praniauskas, pasaulio Gineso rekordininkas, daugkartinis gatvės gimnastikos varžybų nugalėtojas. Po azartiškos ir permainingos kovos moterų krepšinio komanda iškovojo 3. vietą. Nuoširdi padėka visiems sportininkams atstovavusiems Kupiškio rajoną Lietuvos seniūnijų žaidynėse. Elektrėnų, Kaišiadorių ir Trakų apylinkių žvyrkeliuose vyko 5. Lietuvos automobilių ralio čempionato etapas Berner Rally Elektrėnai. Prie starto linijos stojo ir praėjusių metų mini ralio čempionas kupiškėnas Ovidijus Vaštakas, kurio šturmanu šį kartą buvo Matas Žalandauskas. Nors varžybos duetui klostėsi permainingai, jų atkaklumas ir ryžtas neliko neįvertinti. Dienos pabaigoje ekipažas net 2 kartus lipo ant scenos atsiimti iškovotų trofėjų. Kupiškio rajono savivaldybės vadovai ir administracija nuoširdžiai džiaugiasi šiais sportiniais pasiekimais, didžiuojasi kraštiečių atsidavimu ir linki sėkmės siekiant naujų pergalių. Gražios ateinančios savaitės ir iki kitų susitikimų. Sudie.